Taigi, treneri, kaip vertinat šias rungtynes šiandien? Na, gal pradėsiu nuo to, kad norėčiau padėkoti, kaip visada sirgaliam, kurie atvyko tokį tolimą kelią, palaikė visas rungtynės. Didžiulis ačiū jiem. Daugiau turėčiau pasakyti ir komandai parodė charakterį, žinant, kad mes žaidėm taurės rungtynės, turėjom sunkės rungtynės. Tai sakyčiau, kad vertinant visas rungtynės, tai norėjos 3 taškų, žinot, nes aišku, jeigu taip žiūrėti dabar į pirmą kėlinį, pradėjom rungtynės, ta tokia klaida, bet ir pakeitė mūsų rungtynių jau planą, turėjom, kaip sakyti, turėjom jau lyginti rezultatą ir viskas, kaip ir vaikinam sakiau, viskas vyko, tą, ką mes darom taktiškai, viskas vyko, bet labai perskubėdavom atakoj perskubėdavom, priimdavom galbūt netinkamus sprendimus ir nepavyko, kaip sakyčiau, aštriau sužaisti, kad galėjom išsilyginti tą rezultatą pirmam kėliniui. Turėjom keletą momentų, tai džiaugiuosi, kad ir juos susikūrėm, o Nevėžis, sakyčiau, tik kontratakomis bandė pirmą kėlinį. Tai tiek galbūt apie pirmą kėlinį. Antram kėlinį pasidarėm keitimus, dar truputėlį įsinešėm energijos, kaip sakau, įmušėm fantastinį įvartį ir dar šiek tiek pritrūko iki galėjom, manau, kad ir antrąjį įmušti ir būtumėm pasiekę to, ko čia važiavom. Bet vėliau jau matėm, 80 minutę jau jautėsi, kad mes jau jaučiasi taurės rungtynių pasekmės, jau nebespėjom, kamuolį praradinėjom, tada jau Nevėžis, sakyčiau, turėjo tų momentų, kurių mums, kaip sakyti, pavyko išvengti. Tai dar kartą didžiulis ačiū savo komandai už charakterį. Lyginant pirmas rungtynės sezoną su Nevėžiu ir dabar, tai aš manau, kad esam padarę didžiulį šuolį ir tikiuosi, kad mes nenustosim, kad šitos rungtynės nebus mums geriausias. Čia tik pradžia. Aš labai tikiuosi ir to palinkėsiu savo vaikinam. Matom, atsivežė ir sirgalius, ir vėliavą, tai komanda tikrai pilnesnė. Tai žinoma, tai kaip ir minėjau komentaro pradžioj, labai dėkoju jiems, tokia ilga kelionė, tai didžiulis ačiū ir svarbiausia, kad mes tik tai pasiektumėm pergalės ir džiugintumėm savo sirgalius. Tiek.